Sveiki, tamstos. Taigi prisirašiau, kaip sakant, daryti instrukciją. Prasidėjau pusdienį, supratau, kad čia darbo pakankamai daug su ta instrukcija, o bet kokiu atveju yra specifinis dalykas ir įdomus tik tai tiem, kas jau nusipirks tą daiktą. Taigi pagalvojau, geriau padarysiu atskirą video, kada bus laiko, normaliai su didinsiu ir sudėsiu instrukciją. O dabar papasakosiu šiek tiek apie patirtį, kaip sakant, su šituo surinkimu, su pačiu spausdinimu ir taip toliau. Taigi, pradėsim nuo surinkimo. Iš esmės užėmė pakankamai daug laiko, praktiškai galima sakyti visą dieną. Realiai dabar turbūt surinkčiau per porą valandų, bet pirmą kartą renkant visą laiką iškyla niuansų. Iš esmės pati konstrukcija yra pakankamai paprasta. Viskas daugmaž aišku, tiesiog yra kalnas varžtelių, kalnas detalių, kurias reikia visą surinkti. Kai nežinai kur dėti, reikia pasižiūrėti, tada dėti ir taip toliau, taip toliau. Dar filmavimas užėmė laiko, žodžiu, užtrukau pakankamai ilgai. Dėl sudėtingumo, sakyčiau, nėra sudėtinga, geras puzlas, toksai konstruktorius, kaip sakant. Tiesiog reikia sekti instrukciją ir tikrai galima sudėti ir iš esmės nereikia jokių specialių žinių, gali tą pasidaryti bet kas, aš tikrai nesu profas kažkoks, tai neturiu jokių ten inžinierijos bakalauro ir taip toliau. Viskas paprasta, dedi pagal instrukciją, žodžiu, didelis puzlas ir viskas įmanoma sudėti. Šitas variantas yra šiek tiek atnaujintas, pirminis ten, kur žiūrėjau instrukciją, iš tikrųjų buvo gerokai sudėtingesnis, todėl reikėdavo ten karpyti laidus, lituoti, pjaustyti ir karpyti, dabar daugmaž visur yra antgaliai, praktiškai niekur nereikia, kelis kartus apnuoginti laidą ir įsukti į jungiklį, žodžiu, visas toksai, kaip sakant, sudėtingas darbas. Visur yra kištukai, platą sukišai, sujungi ir viskas, iš esmės toks pajungimas. Dėl instrukcijos yra keli bluperiai, tuo, kad šiek tiek senesnis variantas, šiek tiek netitinka šito, tai stalas netiko, tai ten, žodžiu, reikėjo perdaryti. Iš esmės naudojusi dviem instrukcijom, viena naujesnė, kita senesnė ir dar plus video rusiškus tenai, kurie surinkinėjo žmonės iš patirties, ką darė. Taigi teko šiek tiek pasigūglinti iš tikrųjų, kaip daryti. Beje, va čia šiek tiek liko detalių iš tikrųjų, visokių varžtelių, taigi duoda kiniečiai atsargon dėl viso pikto, va jeigu sulaužysit, jeigu pamesit, nes tokios detalės plastikinės, tiek būna perveršit, dar kažkas galima sulaužyti, bet realiai nieko nesulūžo, viskas pakankamai tvarkingai susirinko ir paleido už pirmo karto. Tai kaip ir malonu visai. Aišku, šiek tiek žaidimo su laidais visais yra, žodžiu, iš esmės, va taip. Dabar dėl kokybės. Iš esmės pakankamai viskas gerai padaryta, problemos buvo su šiom detalėm, tuo, kad nepilnai išgriaužta buvo, tai ten reikėjo pravalyti šitos vietas, ten kur įsistato šitie pagaliai. Taip pat šitas stalas yra su laidais įlituotais, taigi ten šiek tiek kabina variklį, tai va aš ten priklijavęs esu su lipnia juosta, tai taip, tokie yra, kaip sakant, minusiukų. Bet iš principo viskas, kaip matot, veikia. Spausdinti įmanoma, jokių kažkokių problemų didesnių nekilo. Dėl kokybės spausdinimo, tai čia, kaip sakant, pirmas bandymas, antras bandymas. Kaip sakant, skirtumas iškart matosi, ta prasme, iš esmės spausdina pakankamai jisai gerai ir tiksliai. Nelyginsi su senaisiais printeriais, kurie būdavo anksčiau, kur ten spausdindavo žiauriai prastai. Įmanoma kokybę pasiekti, bet viskas yra nustatymai. Taigi, jeigu sugebėsit juos suvaldyti, tada spausdinsit viską gražiai. Jeigu nesugebėsit, jūsų problema. Koks Batmanas. Visai normaliai, atrodo iš tikrųjų pakankamai gražiai, nieko nedaryta, nieko nešlifuota, va toks, kaip sakant, ir išlindo. Atsispausdino daikčiukas. Aišku, yra tokių, tarkim, dariau apyrankę, bet va šita dalis kažkokia per mažai nustatymuose turbūt padariau, kad būtų suporto, ta prasme palaikymo, taigi atspausdino va ten tokius
kaip sakant, reikės. Įdėsiu gal atskirą video šitos visus, parodysiu maždaug daiktus, kaip spausdinasi ir taip toliau. Bet iš esmės kokybę galima pasiekti, tik tai, kaip sakant, pačiam pažaisti reikia. To labiau dar nebandžiau kitų plastikų, jau dabar esu užsisakęs, tai išbandysiu, bus irgi taip pat. Va, tarkim, dėklas kortelių, galite įsistatyti kortelę savo, va, pum, super duper. Tai va, žodžiu, kokybė pakankamai maloniai iš tikrųjų nustebino, pakankamai gera. Na, tiksliau to ir tikėjausi iš tikrųjų, nes tikėjau prastesnės kokybės. Tai va, jeigu planuojat pirkti, iš tikrųjų praktiškai galiu rekomenduoti, nes už tokią kainą neįsivaizduoju ir gali būti kažkas geresnio. Aišku, su laiku atsiras, bet šiuo metu rinkoje, manau, už 200 eurų kažką geriau pasiimti yra sudėtinga. Vienas niuansas, kas man nelabai patinka, tai lygumo nustatymas, nes praktiškai po kiekvieno karto reikia šiek tiek reguliuoti šitos varžtus, po kiekvieno spausdinimo. Tai tas užima laiko, tas užknisa pakankamai, tai aš dabar, jeigu tokį mažą daiktą spausdinu, tai realiai pasidarau tiesiog tą vietą maždaug susireguliuoju, kad būtų normaliai ir viskas, visą stalą nereguliuoju. Ant šitų printerių yra autolevelingas. Aš jau dabar užsisakiau, keliauja, kažkada ateis, padarysiu video, kaip tas atrodo, kaip jisai dirba, iš tikrųjų jisai pats nusistato ten kažkaip, tai žodžiu, pats susitvarko ir viskas, nereikia pačiam daryti. Tai čia yra superinis daiktas ir perkant, jeigu pirksit, galite pasižiūrėti iškart, kad būtų su tuo. Aišku, kaina priklausys didesnė, muitus greičiausiai reiks mokėti, taigi automatiškai daugiau ir muitą sumokėsit. Aš dabar atskirai tą autolevelingo siunčiuosi, jis apie 20 eurų kainuos, tai man ateis be jokių muitų. Nu, čia jau, kaip sakant, nuo jūsų noro priklauso. Va, dar tiesa atsispausdinti tokį pirštą. Čia yra kabliukas. Va. Pasikabinat ir galite kabinti paltus ant jo. Prikolas. Žodžiu, galima ir naudingų daiktų susirasti. Ką spausdinti, nieko iš šitų pats nepaišiau, nieko nedariau, dar tikrai nemoku. Nieko nekoregavau, visko yra labai daug. Things versija kažkaip, tai linką įdėsiu. Ten realiai tų daiktų yra kalnai pridarytų visokių. Viskas yra nemokama, galite savo siųstis ir daryti. Ten tik tai sąlygos, ten, man atrodo, pardavimai, ne visus galima daiktus daryti, bet didžiąją dalį galima netgi ir pardavinėti. Taigi pasirinkimo, kas spausdinti, tikrai yra. Taip pat duoda programą nemokamą, kuri leidžia šiek tiek padidinti, pamažinti tos daiktus, tos visus nustatymus įvesti ir taip toliau, pakankamai gerai yra. Jinai šiaip nemokama yra, bet buvo įdėta kartu ir kortelė. Taip, dėl koregavimo pačių šitų yra taip pat nemokamų daug programų, pradėjau šiek tiek domėtis, yra ir Google SketchUpas, ten iš tikrųjų galima viską ir paišyti ir daryti, nėra sudėtinga, reikia laiko pasimokyti ir taip toliau. Yra ir nepavykusių bandymų, tarkim, apyrankę bandžiau spausdinti, jinai lanksti turėtų būti pilnai, ta prasme, iš tokių karoliukų padaryta, bet vėlgi nustatymai. Dėl plastiko yra naujoje Vilniuje daro ABS plastiką, gamina, taigi galima bandyti pirkti iš jo tiesiogiai, kilogramas kainuoja su siuntimu Lietuvoje apie 16-17 eurų, kažkas tokio, ar 19 eurų. Tiksliai nepasakysiu, dėsiu linką parduotuvės į aprašymą. Bet aš dabar, tarkim, užsisakiau 20 skirtingų spalvų PLA plastiką, kuris yra lengviau biškai spausdinti. Po 10 metrų 20 spalvų, tai gaunasi apie pusę kilogramo už 12 svarų berods per eBay. Susiradau, iš UK siuntimas, taigi labai greitai keliaus. Kol kas tik tai vieną taką įdėjau ir bandžiau. Bet prispausdinau kalną ir dar vėl nežino, kiek dar liko, žodžiu, čia šitie daiktai sveria kelis gramus. Šitas, man atrodo, 4 gramus, šitas 9 gramus, o čia buvo pusė kilogramo. Šitas irgi gal 6-7 gramus, žodžiu, ta išeiga galvojau bus žymiai didesnė plastikų. O pasirodė, kad visai padoriai, kaip sakant, taigi ir kaina gaunasi pakankamai gera tų daiktų, iš tikrųjų centus kainuoja, o ne eurus. Taigi, toks daikčiukas, kaip mato, dirba, viskas tvarkingai,
Čia klijuojasi paprasčiausia dažymo juosta, taip vadinama, popierinė. Sugadinat, nuplėšiat, užklijuojat naują, viskas, jokių problemų. Ten yra stikliniai visokie paviršiai ir taip toliau. Su prilipimu nėra problemų, nes šiuo metu spausdinu tik tai su PLA plastiku. Kiek girdėjau, su ABS plastiku yra problemos, nes atlimpa jisai. Žodžiu, daugiau su jo problemų, bet patys dirbiniai geresnės kokybės gaunasi, kietesni, geriau laiko ir taip toliau. Taigi toks daiktas iš tikrųjų pakankamai nustebino maloniai iš tikrųjų, kad viskas ok, galvojau bus sudėtingiau ir problematiškiau su jo pajungimu ir su kokybė bus sudėtingiau žaidimais, bet viską įmanoma padaryti, tik reikia pasidomėti. Taigi, trumpai suma sumarum, kaip sakant, pliusai minusai. Pliusas – kaina be abejo. Taip pat tai, kad surenkat patys. Tai yra ir pliusas ir minusas, kad reikia pačiam surinkinėti, bet iš kitos pusės visos detalės yra aiškios, kaip sudėta, kaip surinkta, kaip pakeisti ir kas yra blogai, kas yra gerai. Galima tas detalės atskirai užsisakyti, be jokių problemų pačiam pasikeisti. Tai nėra vientisas daiktas, kur kažkas sulūžo kažkur tai ir neša taisyti arba siunčiat kažkur tai, kad jums sutvarkytų. Čia realiai bet kurią dalį galit patys pasikeisti, galit upgraidinti šitą daiktą. Yra įvairių greidų jiem, ten žmonės daro visokius ir stalus keičia ir ten, aš kaip ir minėjau, autolevelingą užsisakiau. Žodžiu, pilnai keičiamas dalykas yra. Taip pat iš pliusų nustebinusiu, kaip ir minėjau, kad pakankamai gera kaina gaunasi atspausdintų dalių. Iš tikrųjų nėra brangu. Palyginus brangiau yra nusipirkti parduotuvėj, negu pasidaryti kabliuką savo. Iš minusų, sakyčiau, spausdinimo laikas, nes tikrai užtrunka, šitą berods 6 valandas spausdino, tai, kaip sakant, vis dėlto užima laiko. Dydis nemažas yra, vietos irgi pakankamai daug užima. Nešiot jį yra pakankamai sudėtingas, stalas nusimuša, reikia vėl iš naujo stipriai reguliuoti, taigi nešiot irgi nelabai. Taigi jau reikia nusiteikti, kad bus kažkur įdėtas. Taip pat, kas nelabai patinka, po kiekvieno spausdinimo reikia šitą dėti juostą į kažkokį ziploką, kad nepritrauktų drėgmės, nes plastmasė negali ilgai stovėti, nes pritraukia drėgmės ir po to kažkas bus blogai. Dar tiksliai nežinau kas. Tiesą sakant, savaitę guli taip, nes praktiškai kasdieną kažkas spausdinau, tai taip ir nedėjau. Taip pat, kiek girdėjau, kad senesni modeliai žymiai dirba garsiau, bet šitas irgi pakankamai girdisi iš tikrųjų, nakčiai palikinėti man nelabai patinka. Taigi, iš esmės, jisai, kaip sakant, gali dirbti tik tai dieną. Tas irgi yra minusas, nebent turite atskirą patalpą kažkokią, kur gali statyti, tada valio, paleidžiat naktį, jis ten savo dirba, išsijungia viskas. Nėra tokio, aišku, išjungimo mygtuko ir pats neįsijungia, visą laiką ventiliatorius dirba. Bet toksai garsas kaip dabar, tai čia jau baika yra, sakant. Ir elektros baisiai daug neryja. Prieš spausdinant reikia įkaitint, tas irgi prie minusų iš tikrųjų. Dabar, kadangi su PLA spausdinau plastiku, tai iki 60, tai reikia palaukti apie 10 minučių. Bet jeigu spausdinsiu su ABS, tada reiks turbūt ir iki pusvalandžio laukti, kol užkais stalas ir ten antgaliai visi ir taip toliau. Tai bus toksai irgi minusiukas, kaip sakant. O šiaip, daiktas yra pakankamai geras. Daugiau tokių kažkokių niuansų nepastebėjau. Žodžiu, praktiškai rekomenduoju, galima pirkti. Dėkui, kad žiūrėjot. Į Facebooką įmesiu daugiau projektų. Bandysiu ir pats pagaminti kažką tai. Taigi prisijunkit prie kanalo, dėkit laikus ir iki greito.